Sveiki, manau sunku būtų atspėti, ką aš veikiu. Tai va, darau vieną tokį darbelį, tai reiškia rūšių mėnulio kalendorių 2024 metų. Va čia mane yra praeitų metų, 2023 metų kalendorius. Nu ir daug dalykų reikia surinkti, daug informacijos įvairiausios. Tai va, kas turėjo šitą kalendoriuką, jau žinot, jis va, atrodė praeitų metų va šitaip, tokia pakankamai stora tokia knygelė gaunasi, kad kiekviena diena, va, ir turim daug labai informacijos, reiškia, apie šitą dieną, taip pat yra vietelės, va, čia galima kažką pasikomentuoti, pasirašyti, pasiplanuoti ar į ateitį. Tai va, kaip tik šiuo metu dirbu prie vieno tokio darbelio, tai reiškia, šiandien palanku kirpti plaukus, va, ir yra palanku kirpti, tarkim, čia buvo, va, matot, balandžio 5 dieną, tai reiškia, nuo 8 valandų 50, nuo 9 valandos. Ir plaukai augs greičiau, tai reiškia, kad jeigu plaukai augs, aš parašau, tai tada gaunasi, kad va, tą dieną nusikirpus plaukuose augs ilgiau, ta prasme, greičiau, atsiprašau. Taigi gaunasi, o būna parašyta, kad lėčiau, tai yra, kai mėnulis jisai dylančiame mėnulyje, jeigu mes kerpam savo plaukus, tai gali būti palanki diena, bet jie augs lėčiau. Pavyzdžiui, vyrai, kurie nori lėčiau kirptis, gali kirptis tam dienom. O moteris, kurios nori auginti savo ilgus plaukus arba ilgą barzdą, tai tada moteris ilga barzda. Tai va, tai reiškia, ilgą barzdą, jeigu nori kažkas auginti, tada reikia kirpti, reiškia, kai mėnulis jisai pilnėja. Tai va, ir čia tokį dabar darbelį, kaip tik šią akimirką tokį darbelį atlieku. Ir rinkau ten nekadašius, visokias kitas dienas, reiškia. Ir plaukų, aišku, čia yra labai daug babų, kas turi sutapti, yra nakšatros. Ta prasme, ten tais kelios nakšatros, gal 8 nakšatros yra tinkamos, ar ne, tai dienai kirpti. Tada, pavyzdžiui, ta nakšatra, jinai tam tikrų laikų įeina, išeina, kita įeina, pavyzdžiui, dienos pradžioj gali būti palanku kirplaukus, ar ne, o po pietų įeina kita nakšatra, nebepalanki, viskas nebepalanku, ten yra mėnulio dienos nepalankios, kuriom mėnulio dienos yra nepalankios, kuriom nepalanku kirplaukus, tada yra, pavyzdžiui, antradienis nepalanki diena, kirplaukus, šeštadienis, antradienis tai yra Marso diena tokia pikta, Saturnas irgi piktokas, tai va, labai nepalanku kirpti plaukus šeštadienį ir antradienį, tiesiog čia bet kada nesikirpti. Ir nagus taip pat, čia ne tik tai eina kalba apie plaukus, bet ir apie nagus, nagai taip pat. Nagai, ten blakstienas daro, tas kažką plaukai, aišku, plaukai čia didžiausiai įtaką daro, ir net barzda ir ta. Tai va, kas turi barzdą. Taigi, va tiek daug dalykų ten turi sutapti, nesutapti, reiškia, ir dienos, ir viskas. Tai yra, labai daug yra tokių sąlygų ir ten kartais atrodo viskas jau sutampa, koks antradienis ir viso, žinai, ar dar kokia nors diena. Ir va, tai va toks darbelis ir kiekvieną dieną reikia bėgti ir žiūrėti. Tai va dabar šią akimirką būtent dirbu prie šito projekto. Dirbo prie, tik čia pasidaręs programą, sakyta, čia aišku, praeitų metų, ten paskui dar laikas pasislenka, reiškia, pasislenka dar laikas, reiškia, plus 3 valandos, plus 2 valandos, nu ir tų reikalų. Prieš dar ten dirbau irgi, va, kitus dalykus, reiškia, kada šiai palankios dienos badauti, kada valosi tenais, tada reiškia, kada tą badavimą nutraukti, kurio laiku. Oi, tai yra toksai smagus dalykas, tai va, kas norit, ką norėjau pasakyti irgi, va, bus, reiškia, 2024 metų kalendorius, tai mes darom dabar iš ankstinį tokį pardavimą, mes jau daug nespausdinsim iš tikrųjų, numatėm, jūs spausdinti nedidelį kiekį, bet reiškia, va, iš ankstinis išpardavimas yra tam, kad matytumėm, kiek yra norinčių ir tada, reiškia, mes spaudysim tą kiekį ir truputėlį daugiau ir viskas, mes nes pernai irgi ten prispaudėm savo nuožiūrą biškį jų daugiau ir tai paskui išdalinom, kažkam padovanom, nes biškai per daug. Tai, va, tai buvo momentas, kad va, kas norit jau iš karto gali dabar įsigyti, va, yra nuoroda, komentarė, nuoroda yra va, komentarė, va, pažiūrėsiu, gal dar pavyks įkelti ir rasit nuorodą, va, prie šito video, galite įsigyti arba rašyti, galite asmeniškai, tiek man, tiek Simonai. Tai va, bus kalendoriukas 2024 metų ir kažkaip tai mes buvom galvom, nedarysim šiais metais kažkaip tai, nes tikrai labai daug darbo, čia sėdi tiek daug ir paskui bet žmonės pradėjo rašyti, knygos, mums reikia kalendoriaus, kas čia ar bus, nu ir tada nusprendėm parašyti, tą kalendorių sudaryti, va, visas tas darbelis toksai, va, ir čia galim pasirašyti, yra vietelės, va, pasiplanuoti kažką, tai šiaip gerai, viskas labai fainai, žmonės buvo kaip patenkinti, kas turėjo šitą kalendorių, būtų smagu, kad parašytumėt komentarę, atsiliepimus kažkokius, tai vis tiek nemažai buvo įsigijusi. Tai va, ir sakau, čia prašymų pačių žmonių, jie tiesiog pradėjo rašinėti, tai kada bus čia kalendorius, tai galvom, okei, padarysim ir šiais metais
Ir 2024 metų taip pat, nes toks buvo noras jau nebe, čia labai daug darbo. Taip atrodo, kiekvienas dalykas, va tiek daug, paskui dar reikia redaguoti, tvarkyti, spausdinti. Tai va, kas norit įsigyti šitą kalendorių, tai įsigykit jau dabar, rezervuokit, nesakau, mes darysim pagal, žiūrėsim, kiek gausim rezervacijos, spausdinsim ir truputėlį daugiau. Tai va, kad matytumėm kiek norinčių, tai va, užsakykit iš karto. Ačiū Jums.